Ant aukšto stataus kalno pasirodė stebuklingas žiburys. Šitas žiburys tai jūsų laimė, tas, kuris užlips ant to kalno ir prisilies į tą žiburį, visus žmonės padarys laimingus. Ir tie, kurie įsigręžę pažiūrės žemyn, tuo jau pavirs į akmenį. Net ir tie, kurie užlips ilgainiui ant kalno ir prisilietės stebuklingo žiburio, vienam akies mirksnį pavirs į akmenį ir tik savo mirtimi atneš jie laimę kitiems. Bet kada tai pasitiks, paliestas žiburys subirės į nesuskaitomą daugybę žiburėlių, kurie nusileis nuo kalno žemyn, įsisklaidys po jūsų namus ir pirkes, įeis į jūsų protą ir širdis, ir tada būsite laimingi. Nebeartinos jie dabar prie kalno, bet nuo jo pradėjo tolintis. Niekas savo gyvasties nenorėjo aukoti, ir ne tik savo gyvasties nenorėjo aukoti, dar ir vieni kitus nuo to atkalbinėjo. Tėvai gailėjo savo vaikų, merginos savo jaunikaičių, vaikinai savo mylimųjų, seserys brolių, vieni saugojo kitus, drebėjo vienas dėl kito. Bet atsirado drąsuolių. Slapta nuo vienas kito sūnus ir dukterys bėgo iš tėvų namų, labai retai jų laiminami, dažnai keikiami ir visados apverkiami. Įsimylėjusieji jaunikaičiai ir merginos skyrėsi vieni kitiems iškalbinėdami, ir tik kurie iš jų ėjo stipriai rankas sunėrę. O ėjo šitie visi drąsuoliai prie kalno, aukotų savo gyvybės žmonių laimę, užsimiršdami patys save savo mylimuosius. Bet štai vieną gražią pavasario dieną nesuskaitoma drąsuolių minia, jaunikaičių ir merginų, vaikų ir suaugusių vyrų, išblyškusių ir nuvargusių, vėl priėjo prie kalno. Visų tų žmonių akyse švietė viltis ir drąsa. Ir kaip sukilusios jūrų bangos puolė prie kalno. Lipo ir lipo jie aukštyn, visą kelią išklodami naujai savo draugų suakmenėjusiais kūnais. Juo aukštyn, juo retinėjo jų skaičius. Šitai tik saujelė beliko, bet jau visai netoli viršūnės. Nebegirdėjo jie šmėklo kaukimo. Jų blizgančios akys įbestos buvo į žiburį ir negalėjo nuo jo atsitraukti. Juk tad buvo jų vargingos kelionės galas. Ta žmonių laimė jų akyse stovėjo. Dar 2-3 draugai krito ir likusiai pasiekė viršūnę. Ir visi kaip vienas nutvėrė savo rankomis žiburį. Visi vienam akies mirksnį pavirto į akmenis. Ir rado stebuklas. Visos šmėklos pražuvo, o paliestas žiburys subirėjo nesuskaitoma daugybė žiburėlių, kurie, kaip krintančios iš dangaus žvaigždės, nusileido nuo kalno žemyn, nušviesdamos visą šalį.